čia plaukus duše. Tiesiog palindau, bet jau beveik išdžiuvo. Pasidariau biškį kaip žmogus dabar. Užsidėjau aksesuarus, nes dažniausiai jie man žiūri padeda normaliai atrodyti. Jeigu aš neturiu nei make-upo nieko, tai va čia lifehackas, tiesiog užsidėti aksesuarą ir tada viskas atrodo biškį geriau. Ir dar esu biškį raudonom, net ne biškį. Bet čia visą laiką tai būna po teniso, tai aš tikiuosi, kad aš greitai jau nebebūsiu tokia raudona, nes biškį jau too much. Pašokam, kaip visą laiką Rubinai, belenkiek žmonių, ką tik buvo, ta prasme, aš galvau, kad kiekvienoj spindelė yra žmonių, kurie kažką yra pasidėję. Čia tiesiog buvo pilna moterų. Pilna. Aš varau dabar, pasivaikščiau po miestą, labai gražiai. Labai man patinka Vilnius rudenį. Šiaip Vilnius man visą laiką patinka. Tai dabar einu gatvelę tokia ir varau iki grilo, nes ten atsisėsiu ir lauksiu draugės, nes pagalvojau, kad nenoriu biškai, nes užėjau į kafeiną, ten žiauri karštą, ten nebeįmanoma tiesiog būt ir aš ten tai galvoju, ne šį kartą. Pasiėmiau arbatos, nes pagalvojau, kad tiesiog būtų biškai sveikiau, nes šiandien jau geriau kavą, kurią išpyliau pusę pieno. Tai pagalvojau, vis geriau tiesiog gerti arbatą. Tai čia neužilgo atėjo Kamilė ir labai fainai apie viską paplepėjom, kaip tikros merginos. Spėjo netgi viską apstart. Tada po 2 valandų Grill Londone nusprendėm truputėlį prasieiti pro paupį ir užsisakyti skanios kavelės. Aš galvoju, kokius man nagus daryti people. Milky. Aš tau sakiau. Bet aš milky dariau 2 mėnesius išėlės. Aš irgi, aš visą vasarą dariau. Žodžiu, mes prisėdam, čia su tokiu vaizdeliu, ten kažkada gyvensim. Jo, norėtum? Grinai, jo. Aš irgi ten norėčiau, ten visai neblogai. Nu, bet ir čia visai neblogai. Ne. Nu, pažiūrėsim, žodžiu, pagalvosime dabar kaip tik. Pažiūrėk, kaip gražus. Jo, o šitą vyrą tokį pagavau. Kitą rytą nusprendžiau pasidaryti šakšuką, nes aš išties labai retai ją valgau, bet pagalvojau, kad galėtų būti puikus pasirinkimas pusryčiams. Rytas iš tikrųjų jau matėt mano pusryčius, bet aš po to dar spėjau nuvažiuoti į Pigų LT, pasidaryti porą reikaliukų, pasivaikščioti po rajonėlį savo ir kadangi pablogėjo oras, tai grįžau namo ir galvoju, kaip tik nufilmuosiu jums vieną unpackingą. Tai čia yra pilateso kojinytės, specialiai skirtos pilatesui, bet aš manau, kad jos tiktų ir jogai. Iš tikrųjų aš mėgstu ir jogą, ir pilatesą, tai čia toks 2 viename išeina, tai noriu jums išpakuoti ir pasižiūrėti, nes aš net nežinau, kokie ten dizainai iš tikrųjų yra. Gerai, pabandysiu su viena ranka. Wow, kaip gražiai, dieve, ta rožinė spalva, čia yra tiesiog viskas, kas gali būti, man realiai to ir užtenka. Wow, kaip gražu, žiauriai gražu. To prasme jūs juokaujat. O dieve, čia dar širdelės. Šiaip iš tikrųjų aš tiesiog jas nešiočiau. Žodžiu, dar pakalbant taip trumpai dar apie šiaip mane ir ką aš veiksiu. Tai, nes daug kas čia turbūt yra įsijungę šitą vlogą ir galvoja, kas čia tokia, ką jin čia veikia gero, kas jį, kad nematytas gal veidas, gal kažkam ir matytas veidas, žodžiu, bet šiaip iš tikrųjų planuoju vloginti savo gyvenimą, šiaip ką veikiu ir kelionės, nes aš labai mėgstu kelionės, aš labai myliu kelionės, aš dirbus agentūrai kelis metus, nes viskas, kas yra susijęs su kelionė, man žiauriai patinka, aš žiauriai dievinu, žodžiu. Tai va, tai dar trumpai noriu papasakoti, kad po mėnesio, ne, mažiau, po 2 savaičių mes su Ignu išvažiuojam mėnesį į Kiprą. Tai mes išvažiuojam ten netiesiog atostogauti, kadangi žinot, kad blogas oras Lietuvoje dažniausiai būna lapkritį, gruodį ir mes pagalvojam, kur mes čia galime mėnesikui paliekti, kad būtų saulė, kad būtų geras oras ir kad galima būtų ir dirbti nuotoliu, žodžiu, kad tiesiog būtų faina. Tai mes radom tokią vietą, tai yra Kipras, nes kainos buvo labai geros, labai pigios, skrisime su Vizeiru, nes kainos buvo 80 eurų pirmyn atgal, tobula. Tik, aišku, vienintelis minusas tai lagaminai. Tai turėsim tilpti į labai mažą lagaminą. Aš turėsiu sukrauti visus savo daiktus mėnesiui į mažiuką lagaminą ir aš dar jį dalinsiu su Ignu, nes mes imsim 1 ant 2. Žodžiu, aš nežinau, kas čia bus, bet kritiniu atveju
Jeigu labai reikės rūbų, o aš niekaip netilpsiu, aš nusipirksiu rūbų ten tiesiog. Bet čia jau kritiniu atveju. Taip, tai bandysim sutilpti. Nu, žodžiu, bus linksma. Kai krausiu, aš būtinai tą filmuosiu, nes čia bus tiesiog epic, man atrodo. Čia bus tas mymas, kur du žmonės sėdi ir bandau uždaryti lagaminą. Labas rytas. Einu iki pardės trumpam palėkti. Reikia nupirkti pieno, nes darysiu savo kavą skaniai. Nors netoli namų jau yra kafeinas, bet galvoju, ne. Nupirksiu pieno, pasidarysiu kavos skaniai ir bus good. Pasidarius visus savo dienos darbus, nusprendžiau pasidažyti, nes šį vakarą jau turiu ruoštis pas draugus, pas kursiokus. Tai mes susitinkam karts nuo karto, bet stengiamės dažniau, nes jau kadangi paskutiniai metai likę, tai norisi daugiau praleisti laiko kartu. Tai aš šiaip nelabai mėgstu daug dažytis, tai dažniausiai tiesiog pasidarau pagrindinį makiažą ir varau. Tai šiaip iš tikrųjų viso vakaro nefilmavau ir šiaip nefilmavau, nes vis tiek, žinot, kiti žmonės, tai galbūt ne visiems yra faina. Tik visi. Tai dabar mes su Ignu jau atsikėlėm, šiandien yra sekmadienis, mes varom pabrančint, pusryčiaut skaniai. O šalta laukia, kaip tu galvoji? Nebuvo laukia. Gal va šitą dėtis? Šitą tinka jaučiu visai. Tinka, bet manau, kad sušalsi. Nu jo, vienintelis jausmas. Bet ne, nesušalsiu nieko. Nutinka dabar, kai vestuvės man čia. Nu ką, beje, šitą tašę, oi, bijau, kad duris uždarys, aš dariau pati. Labai cute. Numesgiau per 5 valandas. Dabar jau einam pusryčiaut, radom vietą tokią kavinutę Mos. Nes mes dažniausiai, jeigu varom, tai varom į kavos R arba Holy Donut kokią. Kartais varom į Daily Poison, bet žodžiu, arba Lola kokią, bet dabar nusprendėm išmanyti kažką naujo ir pasižiūrėsim, kaip bus aptarnavimas, kaip bus maistas. Aišku, aš dažniausiai imu tą patį, bet tada įdomiausia pasižiūrėti, kaip skiriasi ir kokie skoniai, žodžiu, buvo. Tai va, tai mes dabar esame Vilniaus mieste jau, iš tikrųjų labai geras šiandien oras, tai labai faina, nes kai saulė, tai iš karto matos, kad visi žmonės tik išeina ir bando mėgautis šią dieną. Iš tokių vaizdų atsisėdam į Humaną. Tai aš užsakiau turkiškus kiaušinius, o Ignas užsisakė šnicelį pusryčiam. Šiaip salotą nemanau. Nu ką? Galima valgyti. Taip. Nu ką, mes jau pavalgėm. Nu kaip Ignas dar valgo, bet žiauriai buvo, žinokit, skanu. Aš pirmą kartą ragavau turkiškus kiaušinius, nes nesuragavus, tik šakšuką ragavus. Čia buvo tiesiog pauškas, čia nebuvo kažkas. Taip, bet jie tipo yra su graikišku jogurtu sumaišyti ir iš tą duoną, kur tu sakei, kaip Ignas. Bread. Jo, tai buvo taip sumaišyti ir dėl to buvo visiškai kitoks skonis. Nu, toks, ne kaip visą laiką, žodžiu. Ir statau 10, tikrai 10 iš 10. Aišku, čia labai mažytė kavinė, tai čia labai daug žmonių, bet čia yra gerai dažniausiai. Jeigu kokiam užsienį eini dažniausiai ten, kur yra daugiau žmonių, nors yra eilė, bet didelė tikimybė, kad ten bus skanu. O jeigu kavinėje nėra žmonių, reiškia, nereikia ten eiti. Bet kartais nėra laiko ir tiesiog eini ten, kur nėra žmonių ir tada būna labai blogai. Kaip Paryžiai buvo. Mes Amsterdame, kai buvom, mes ieškojom kur papusryčiauti. Mes tik atskridę, man atrodo, buvom. Ir... Į kur nuskridom? Žinau, į langus šitos. Žodžiu, mes ieškojom kur papusryčiauti, mes suradom mintį, kad yra kažkokia insane kavinė. Ten užsirezervuoti negalima ir mes atėjom ten sodybą eilė. Ir kokią ilgą. Kurio čia vietoj buvo? Ai. Mes atėjom ir mums sako, gerai, jūs taip atsistojate į eilę ir taip sako, eikite čia nestojėkit. Tai leido, ten pilna žmonių. Tiesiog... Bet labai gerai, kad ten tipo paskambina. Tu neturi stovėti eilėj, tu tipo varyk čia link, mes tau paskambinsim, kai tavo eilė. Jeigu tu neatsiliepsi tavo problema, bet čia labai smart buvo.
O dar mes turim tokį dalyką, kad aš pavalgau per 10 minučių, Ignas per tram. Ir taip būna visada. Ir šiandien nekramta tiesiog. Ne, ir mes su draugais visą laiką žvengiam, nes visą laiką būnat, kur Ignai, tu jau gali pradėti valgyti, mes tu atsisėsim prie stalo, pašnekėsim, pavalgysim, Ignas dar tik baigys maistą. Bet čia yra, jisai ramiai valgo, jisai kramto, jisai taisyklingai daro savo organizmą. Mes biškai gyvenime skubam. Maliuk. Labas rytas, šiandien jau yra pirmadienis, tai jungiuosi pas jūs po 12 jau, nes jau spėjau ir papusryčiauti, spėjau ir pasportuoti, nueiti į parduotuvę ir aišku, dar turėjau vieną pokalbį dėl bakalauro rašymą, tai reikėjo prisijungti, aptarti turinį, nes šiais metais aš baigiu mokslus, tai šiais metais man reikia rašyti bakalaurą, tai iki sausio vidurio aš turiu parašyti 50%, todėl pagaliau dabar yra jau aptartas turinys ir dabar man bus ramu ir dabar aš galėsiu po truputėlį rašyti. Realiai pasiskaičiavau, kad man reikia po vieną poskyrį į savaitę pasirašyti, kad spėt. Tai čia viskas normaliai, aš kai rašiau kursinį, aš turėjau kiekvieną poskyrį per dieną parašyti. Bet dėl to, kad aš ten buvau, aš kadangi tai tokia šiek tiek ankstyva, jeigu pastebėjot, nes iš tikrųjų dabar yra tik tai spalio, nežinau, 20 šiandien, aš nelabai orientuojas, o man pridavimas 50% bakalauro yra sausio 24 kažkas tokio. Nu tai čia realiai dar 3 mėnesiai. Bet vis tiek, man patinka viską iš anksto, tai aš kai rašiau kursinį, aš parašiau kursinį per 2 savaitės, kovo mėnesį, nors man pridavimas buvo birželio 1. Bet aš parašiau per kovą ir tada keliavau. Bet aš turiu tokį dalyką, kad man reikia parašyti ir tada keliauti. Tai va, ir kadangi vis tiek būsiu mėnesį Kiprė, aš įsivaizduoju, kad aš ten irgi rašysiu, bet galima dabar šiek tiek pasispausti ir parašyti, ir tada bus ramu, bent jau iki sausio vidurio. Tai va, ką dar norėjau papasakoti, tai šiandien varysiu susitikti su draugiam. Varysim jaučiu į miestą, į Ozą jaučiu varysim irgi apsišopinti, pasižiūrėti, šiaip kokių naujų prekių atsirado kolekcijų, nes aš šiaip nesu ta, kur dažnai vaikštau į parduotuvės, tai aš galvoju, gal galima būtų nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kas ten gero. Šiaip esu užsisakius neseniai iš MyProtein kelnes, ta prasme, tamprės, tai man žinau, kad žiauriai nepatiko. O grąžinimas 10 eurų. Beje, bet jeigu užsakinėsite MyProtein, žiūrėkite taip, kad jau būtų jau gera kokybė, kad būtų didelė tikimybė, kad jums tiktų. Ir jeigu ką, kad turėtumėt pažįstamų, kas šalia galbūt nešioja tą dydį ir galėtumėt jeigu ką tiesiog arba atiduoti, arba parduoti, nežinau. Nes aš užsisakiau kelnes, tamprės ir jos visiškai, ta prasme, aš jas skęstų, nors ten Emas, pagal viską man Emas dažniausiai tinka, bet matyti reikėtų Eso imti, nežinau. Bet va, grąžinimas 10 eurų, nes grąžinti reikia į Lenkiją. Neapsimoka, iš tikrųjų, apsimoka parduoti net, tiesiog reikia dabar susiorganizuoti tą pardavimą. Tai va, tai gerai, einam į dieną ir pasimatysim vėliau. Bye! Diena eina va tai va. Biški nuslydo man nuo rankų, kai plovau indus ir... Tai spėjau jau pasidažyti, pasidariau paprastą make-upą tokį dieninį, pasipuškiu savo mėgstamiausiais kvepalais iš Darcy, man žiauriai jie patinka, iš Creme de la Creme, tiesiog tobuli. Nes aš dar turiu Bianco Latte, kurie yra labai saldus, o šitie yra tokie labiau gaivesni ir saldesni, nu aš mėgstu saldesnius kvapus. Ir dar norėjau jums papasakoti apie va šitą va SPF-ą, šiaip iš tikrųjų jis žiauriai fainas. Man pastoviai įrodydavo tik tokio, bet aš kažkaip nenorėdavau 15 eurų leisti šitam kremui, bet nusipirkau už 13 eurų su nuolaida. Tai tikrai rekomenduoju, nes tikrai labai fainas ir 10 iš 10. Nes šiaip iš tikrųjų aš, kai naudoju kitus SPF-us, turiu dar 2 kitus, tai jie riebiai tepas, tai prasme jie tokie serumo pavidalu, bet neįsisavina ir tu tiesiog, kai lieti veidą, tau jis yra lipnus, tai man tas labai nepatinka.
O šitas žiauriai greitai įsisavina, ta prasme, aš per gal minutę jau nebejaučiu jo ant savo veido, tiesiog veidas jau švelnus ir viską, tai kadangi man taip labiau patinka, tai šitą tikrai rekomenduoju. Gerai, tai jau reikia varyti po truputėlį, šiaip jau vėluoju, man atrodo. Dovanėlė per kalėdą. Grinai. Ne, per pučią. Snieguolė, tipo. Ir tokie įdomesni rūbai šiaip. O. Bet labai madinga dabar mini viskas. Bet gražu. Su ilgais batais. Kaip tokie va. Bet aš nenešiosiu.